And she once agreed that they should be together in the way that I agree that it's sparks are flying, passion strong. I am the blacksmith singing that song. Tai užtenka dainavimų ir šiandieną mes ką darysim, mes paruošim, kaip sakant, mikrobangę durability testavimui, žodžiu, tiesiog, ne tai, kad durability testavimui, bet tiesiog mes bandysim toliau šūdus dėti į mikrobangę, ne tai, kad, žinai, ten šūdas, ne tai, kad šūdas, bet tiesiog šūdus, suprantat. Tai pavyzdžiui, aš va čia turiu, flakonėlę, čia jis iš tikrųjų iš propano susidaro. Kaip čia dabar jums parodyti? Pavyzdžiui, papurkšta, ir tas ugnelė yra, Tai mes pažiūrėsim, ar sprogs ar nesprogs. Toliau pasižiūrim, ką mes čia turim. Toliau turim diską 300 gigabaitų. Megabaitais čia būtų 70 kokie. Turim mikroschemą, pažiūrėsim, kaip reaguos. Turim pilnai pakrautas 2 ličio baterijas, šitą nepilnai pakrautą, vieną turim pilnai pakrautą, turim nikelio baterijų, turim mes LED lemputės, turim mes 2 diskus, turim iPhone 6 ar 5, net 6 čia, man atrodo, tas, kur labai lengvai lankstosi, čia turim tokį sulankstytą irgi bateriją, bet baterija tikriausiai pilnai išsikrovus, turim laikroduką SSSR, čia koks čia, Emilio Vajantino, 12 Genuine Leather, tą pažiūrėsim, turim žinoma flakonėlių ir turėsim dar kažko tikrai, tik jums reikia užsubscribinti vytautaskalvis.com kanalą, palauk. Ką aš čia pasakiau? Apsilankyti vytautaskalvis.com gal galėjau pasakyti, nes ten, žinokit, labai gražus darbai yra. Bet užsubscribinti Viciokas Elektračiokas kanalą ir pažiūrėti, aš nežinau, gal po 2 dar savaičių testuosiu, gal dar kažką ten darysiu, bet tikrai mes testuosim šią mikrobangę. Tik reikės mums dabar dar sugalvot, sudedam gal čia viską čia, kad nesimėtytų, kaip sakant. Sudedam atgal, viską atgal. Turime dar vieną problemą, tai ta, kad mikrobangė pilnai neužsidaro. Tai aš kažkada čia sugalvosiu, kaip man čia dabar pafilmavus. Matote, čia taip išlūžė tas, biški problema tame, bet nieko. Susitvarkysime su tą problemą, nes, kaip sakant, taip yra. Tai dabar, ką mes darom? Mes dabar pabandom pajungti tą mikrobangę. Čia visokios beveik elektronikos nebėra, mums jos ir nereikės. Mums tik reikia magnetroną, šaltą rankom, ir mums reikės ventiliatorių, kad vėsintų. Tai, man atrodo, prie 220 iškart tuos 2 ir sujungiam, tą išsukam šūdą. Visus tos laidus pašalinam, mums jų nereikės, nes kam tie laidai, žinot. Kam tie laidai, blemba. Čia yra Husqvarna mikrobangė, aš nežinau, kad gamina Husqvarna mikrobangės, bet štai mes jas turime. Gan didelį transformatorių, labai gan didelį transformatorių, gal kažkada pasidarysim aukštos srovės transformatorių iš aukštos įtampos. Tai dabar ką mes pradedam daryti, tai tiesiog išėmam tuos visus laidus ir tada pasakysiu, kad toliau darysiu, bet dabar pirmą visus laidus išraunam, paliekam tik tą pagrindinį, kad turėtume kur mes jį įkišti. Įkišti, gerai pasakiau. Įkišti ir žiūrėsim. Žodžiu, einu dabar rankom pasišildyti ir valant tos laidus. Nafik. Na gerai, mes jau turime visiškai viską sujungę, tai dabar pabandome mes įjungti rozetę. Tik įjungus rozetę man iškart pradės veikti, man atrodo, mes užkeliam ant kažko plastiko kokio, aš nežinau, nes biški gal pavojingai čia ant to metalo, nes
žeminimo nėra, nieko nėra, bet nieko ir nereikia. Tai va, tai dabar, žodžiu, mes dabar tai ir padarom. Dabar tik biškį apsitvarkom, kad būtų tvarkinga, švaru. Ir pabandysim mes jungti ir pažiūrėsim, aš iš tikrųjų net nežinau, gal jinai neveikia, jeigu neveikia, tai aš turiu dar 3 magnetronus savo, kaip sakant, kišeniai. Nu, neturiu, bet toks posakis. Nes Vytautas renka, jisai, žodžiu, bandys prisidirbti, nes kaip tipo mikrobangas kleista, ne? Jo, negali mikrobangas buvo ir čia aišku, čia labai mažai, čia nieko neprisidirbsi, bet nei internetas neveikia, nei nieks neveikia, žinai, tada, nei mikrofons neveikia. Varžtus pasiėmam, reikės dar varžtų gal kažkada, prireiks, žinot, kaip sakant, varžtai nesimėta. Išėmam visus tos daiktus, blemba, kad čia man nepradėtų sproginėti, žinot. Gerai, tada man dabar reikia biškį gal pašildyti izoliaciją ir užklijuoti biškį ten tos tarpus, nes ten yra ten tie tarpai, žino, dėl viso ko ten. Bet vis tiek mes pabandysim atidarys mikrobangą, parodys, kaip mikrobangos veikia visos. Gal biškį mūsų čia ta kalvė pasišildys, blemba, kai šalta. Eina, peklan. Kai dirbi ne šalta, bet blemba, nu čia kaip ir darbas, bet toks ir darbas, žinot. O telefons gal man nesugės, nežinau. Tai, nu, žodžiu, mes vis tiek nefilmuosim tiesiai telefoną, nes aš vieną ruselį žiūrėjau, jisai toks tipo rimtas, ne? Ruselis. Vieną ruselį žiūrėjau, jisai ten įjungia savo mikrobangas, ar ką jisai ten blemba įjungia. Saka, bliat, jop tvoj mat, telefon. Sudegino telefoną nuo mikrobangų, ar ko ten huzda, jisai ten jungia ten savo tos šūdus. O kaip dabar man čia užklijuot, va čia reikia užklijuot man. Blet, nesiklijuoja. Nežinau kaip čia daryti. Togi būna, čia atvira koks skirtumas, kažkada kitą kartą užklijuosim, atsinešiu ten tos pilkos juostos. Dabar biškį piršinės tik tais būtinai užsidedam, pažiūrėsim, kaip čia kas veiks, nes blemba, čia žinokit, čia, nu, pavojingai čia, aš sakyčiau, pavojingai. Aš sakyčiau, kad čia pavojingai, žinokit, gal nenukrės. Veikia mikrobanga. Blemba, nežinau, ką čia daryt, ar veikia, neveikia. A kaip man žinot, pala, reikia pasitikrinti, ar veikia, kaip čia veikia, žinot. Aš dabar jums parodys, kaip patikrinti, ar veikia, iš kurios pusės iš anos būtų gerai, nes tos duris, bet. Nes aš biškį įsigandęs esu, nes aš nei karto nejungiu, kad čia man į veidą nesprogtų. Nors nesprogs, kad tai sprogs. Kas to sproginė, žinot, štai iškart paimu į atsprogdinu. Pasiėmam, žodžiu, tą lempą vatavo. Jo, tą lempą pasiėmam. Dar rankas pasišildom. Įjungsim ir pažiūrėsim. Blemba, būtų gerai, kad veiktų iš tikrųjų. Būtų gerai, kad veiktų, bet tada jau žinotume, kad veikia viskas. Aš negirdžiu, kad tas transformatorius dirbtų, blemba. O tai čia jau nelabai geras dalykas, kad negirdžiu, kai tas transformatorius dirba, žinot. Bet čia tie laideliai turėtų. Atsistojam gal.
Aš nahu išjungsiu pažymėjau. Matot, užsidega lempa, čia yra pono mikrobangos, bet man atrodo, jūs net negirdėjot, ką aš sakau, bet žodžiu yra mikrobangos. O dabar taip tiesiai eina, ne? Taip tiesiai eina, o ten receiveris mikrofono, o čia transmitteris mikrofono ir jisai užblokuoja, žodžiu, bangas. Ir tada bus, blėt, telefon, jop, tvojim. Nu, aš nežinau, kaip ten jisai sakė tiksliai, bet tikrai sakė, blėt, telefon. Sudegino savo, blėt, tai durdelis. Aš gal nesudeginsiu, tikiuosi, nes aš irgi galiu netyčia sudeginti. Gerai, dabar biškį gal tamsoj parodau. A, jūs čia matėsi, gal iš kitos pusės, kad tada gal mikrofonas veiktų, aš nežinau. Turėtų tada mikrofas gal veikti. Iš kitos pusės pabandau aš jums pafilmuoti. Tada bus blėt, telefon. Kurią čia šviesą uždegta gal? O gal visas užgesin, bet reikia tada atsargiai iš tikrųjų, būt čia, nu ne juokai. Reikia atsargiai. Kiti sako, kad gali būti kažkokių tipo, nu čia GPT aš klausiu, ar galima tipo jungti, kai kažkada ten jungia magnetroną ir aš ten ranką prilečiau ir šilumą pajaučiau, ar galima jungti, sako, žinai, nerekomenduoti, nes gali kažkokie vidaus nudegimai būti, supranta, tau atrodo nieko nejauti, ne, bet pas tave apačioj nervuose, ne, kur gyvas ten tas šūdas, ne, tau judina ten tas molekulis ir tau ten kaisti ir tu nejauti ir kažkaip gali nusideginti, bet, nu, neįmanoma, taip neįmanoma, žodžiu, bet liava gerai veikia, kažką įdėti reikia, aš žinau, kad kažką reikia įdėti ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų veikia, įdedam, aš šitą noriu pasilikti, ką čia įdėjus. Ką čia įdėjus, žinot, ką čia pridėjus. Bet žinot dar, ką reikia iš tikrųjų padaryti, reikia va tam ant tinklelį šimbu, čia blema labai jisai maišas iš tikrųjų gal. Bet čia stiklas, kaip aš išimsiu dabar, gal įmanoma kažkaip. Nu, einu, pažiūrėsiu, dabar išėmam tas, pabandom išimtą stiklą gal kažkaip. Viskas, gerai. Pasišildam rankas. Tai va, žinom, kad veikia mikrobangos veikia, gerai, viskas veikia. Vytautas biški iškrytęs, gal gavo per daug mikrobangų. Čia kiti sako žodžiu, kad vėžių susirgsi, bet tos mikrobangos, jos dažnis 2,4 GHz, tai pavyzdžiui, kad ir Wi-Fi'us, ne, 2,4 GHz, nu. Tai mikrobangos, ar ne? Jo, man atrodo. Nu, žodžiu, taip gaunasi čia. Parašykite komentarus, gal ne, nežinau. Nu, žodžiu, nu, saugu, čia nesijaudinkit, nemyškit. Vienas buvo apsimyžęs visas. Ne, nu, rašykit iš tikrųjų, bet žodžiu, nemyškit, nes vienas buvo apsimyžęs, jisai ten prirašė ten savo nesąmonę, prisigyrė, sako, aš turiu 3 aukštuosius iš elektronikos. Sakau, kaip tu 3 aukštuosius gali turėti, jeigu mikrobangas, tu nežinai, kai veikia, žinai. Jeigu būtų kokį žinai, ten, kokius ten gali dabūt. Kokį būtų, žinot, gama, kokie, žinai, spinduliai. Oi, tai brolyti ten. Ar kaip, ne. Kaip ten einasi? Einasi radio bangos. Tada mikrobangos, ar ne? Tada mikrobangos. Tada tie Wi-Fi ten. Nu, Wi-Fi prie mikrobangų kažkaip. Tada regiamoji šviesa.
tada tada infraraudonoji šviesa, tada regiamoji šviesa, tada ultravioletinė šviesa ir tada, va, ten jau kur toliau einasi, tada ten jau vėžį sukelia, tai, nu, tie negali sukelti, bet aišku, gali tave nudeginti, jūs nesijaudinkit gal labai čia dėl manęs. Tai va, tai dabar aš nežinau, ką čia daugiau jums pasakius, mes jau turime paruošę. Aš dabar ką tik padarysiu, tai dar pritaisysiu šviesą, bet aišku, už kameros pritaisysiu, dabar gal netaisysiu. Už kameros pritaisysiu kokią šviesą, tada uždengsiu ten tuos, išgręšiu kamerą į skylutę, telefonui filmuot, kad į vidų, suprantat, išgręšiu skylutę. Nu ir kaip ir viskas tada bus, tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video. Jeigu norite pamatyti, kaip testavimas mikrobangės vieną kartą jau buvo, bet šį kartą, žinokit, bus baisiau, aš patikėkit, bus baisiau, nes praeitas kartas, kas ten tik sprogo, tai tik kiaušiniai, o dabar tai manau, kad daugiau kas sprogs, dar buvo ličio baterija užsidegus, bet, nu, baisu iš tikrųjų, baisu, aš biškį išsigandau, bet suprantat, bijai, nes nežinai, kas atsitiks, bet tada jau, kai pamatai atsitinka, ai, čia visai nebaisu buvo. Tai va, tai nebijokit, kaip sakant, siekti savo tikslų, nes gali atrodyti, kad jie labai bus baisus tipo. Sakysi, tu eik, tu savo čia blemba toli kelias. Gali atrodyti baisu, bet svarbiausia pradedi, kaip sakant, ir užsibaigia čia. Gal nuo mikrobangų čia tai pradėjo dabar vibruoti, bet magelio nesugadinau, nesijaudinkit. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video, būtinai jau subscribinkit, kažkada tikrai bus, arba dar gal kažką kitą tvarkysiu, dabar vėl siurblys, ne tai, kad sugedo, bet man reikia dabar, kad jisai grindis plautų, aš nusipirkau bakelį grindim plautą, tam robotui siurblį, nes jisai ir grindis gali plauti, bet kažkaip ten jisai vandens, tas vaštujūks nelabai veikia. Man atrodo, kad kontakto negauna, užtat tai neveikia. Tai man atrodo, reikės dar siurblį ir žiūrėti, kaip ten gausis, bet, nu, kažkada tikrai tas video išeis, tos mikrobangės, tai tikiuosi, kad patiko šis video ir sutiksime kitame.